Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip suprantu, pataikiau pasiskambinti jaunai paneliai. Taip. Mano vardas yra Justinas. Aš dirbu Baltic tyrimuose ir mes vasario 14-osios proga skambiname iš Vilniaus Lietuvos gyventojams ir bandome padaryti tokią mini apklausą. Aha. Aš paskambinau į didmiestį ar mažą miestelį? Kaip? Aš paskambinau į didmiestį ar mažą miestelį? Vilnius. Vilnius. Jūs esat sostinės gyventojai, ar ne? Nu, tarkim. Iš balso sprendžiu, kad jums yra jau 18. Aha. Gerai, super. Ar galėčiau tada jūs, ar galėčiau tave kreiptis, patrukdyti? Ar ilgai? 3 minutės. Klausau. Galima sužinoti tavo vardą? Kristina. Kristina, ar tu šį Valentino dienos progą sutikai su draugais ar su savo mylimuoju? Su draugais. O kodėl ne su mylimuoju, galima sužinoti? Nėra. Nėra dar mylimuoju. Supratau. Ar kaip tu įspūdingai tiesiog šventi vasario 14 dieną? Nešventę. Ar visą laiką šventi? Man šiaip nešventę Valentino 14. Supratau. Ar tu turėjai draugystę, ilgą draugystę? Taip. Ir ji dingo kažkur, ar ne? Kaip suprantu? Supratau. Dabar tu važiuoji? Taip. Gerai. Ar švęsdavai Valentino dieną su savo mylimuoju? Ne. Ar šventi Kalėdas? Taip. Ar tau yra svetimos užsienietiškos šventės? Daugiau mažiau taip. Kristina, ar tu šventi Morčiaus dieną? Kokia? Morčiaus. Kas čia pašventa? Na, jinai būna pavasarį. Kovo 5. Pirmą kartą pasakė? Tai yra pravoslaviška šventė, neseniai atkeliavusi ir Lietuvą, todėl mes